Didžiausiai visų laikų nuostabai paaiškėjo, kad Erika Kirk iš tikrųjų geriau žinojo, ko jos vyras norėjo, nei jo atitolusi draugė Candace Owens, kuri uždirbo krūvą pinigų iš Charlio Kirko mirties ir skleidė beprotiškas sąmokslo teorijas. Ir šią savaitę Erika Kirk pasakė, žinai ką, užteks, aš ateinu tavęs. Ir per didelį Turning Point USA moterų renginį ji padarė tai, ko niekas nesitikėjo. Bet manau, jei būtume mąstę aiškiai, visi būtume supratę, kad tai buvo akivaizdu. Jis sugeba dar kartą paneigti visas Candace Owens melagystes. Tačiau šis renginys neapsiėjo be dramos. Na, kas privertė Eriką Kirk taip sureaguoti? Pažiūrėkite į šį veidą. Pažiūrėkite jos veidą. Netrukus sužinosime, ką tiksliai pasakė protestuotoja šioje pastaboje ir kaip į tai sureagavo Erika Kirk, nes, kaip visada, ji yra elegantiška, ji yra maloni, ji puikiai žino, ką daro ir ji yra visa galva priekyje už Candace Owens. Ir aš visiškai, nuoširdžiai ir labai stipriai manau, kad ši moteris yra nuostabi, puiki ir puikiai atlieka savo darbą po visiškai beprotiško įvykio. Ji ne tik prarado savo gyvenimo meilę Charlie Kirką, kuris buvo nepaprastai svarbus žmogus, bet ir atsidūrė beprotiškos žiniasklaidos audros centre šiame Turning Point USA renginyje. Žinoma, lauke buvo beprotiškų kairiųjų provokatorių, kurie kažkodėl manė, kad būtų tinkama inscenizuoti, kaip Charlis Kirkas buvo nušautas. Ir tai ne vienam iš mūsų nėra staigmena, nes šie kairieji yra psichopatai. Jiems reikia geresnių užsiėmimų, o jie tiesiog negali pakęsti sėkmingo renginio. Bet panagrinėkime, kas iš tikrųjų įvyko. Sveiki atvykę į Pushback. Aš esu Meira Kei, jūsų vedėja. Nepamirškite paspausti prenumeratos mygtuką, kad paremtumėte šį vaizdo įrašą ir pasidalintumėte juos su draugu. Nes patikėkite ar ne, mums jau gana visko, kas vyksta. Todėl mes ir priešinamės. Ir jei norite prisijungti, mes tikrai labai džiaugtumėmės, kad būtumėte kartu su mumis. Štai vaizdo įrašas, kuris tapo visiškai virusinis. Kažkas nusprendė šio renginio metu iškviesti Eriką, kuri vėl nusprendžia sunaikinti Candace Owens. Pažiūrėkime, kas nutiks. Ir svarbu prisiminti, kad laimė ateina ir praeina. Ji tokia trumpalaikė. Tačiau viešpaties džiaugsmas atlaiko viską. Erika kukdžina pedofilus. Gerai, jei nesuprantat, pedofilai yra žydai, bla bla bla, nuobodu. Matot jos veidą? Kokia legenda. Vietoj to, kad sakytų, taip, aš taip darau. Ačiū, kad pasakėte pasaulį tiesą apie tai, kas aš esu. Aš atsistatydinu. Ji tarsi, paklausykite jos atsakymo. Tai nuostabu. Svarbu prisiminti, kad laimė ateina ir praeina. Ir aš meldžiuosi, kad jūs ją rastumėte. Amen. Koks elegantiškas atsakymas iš elegantiškos moters. Svarbu prisiminti, kad laimė ateina ir praeina. Ir tikiuosi, kad jūs ją rasite. Tai priminimas visiems, kad kai aplinkui yra tiek daug piktavalių, tiesa yra ta, jog tai daug labiau rodo jų psichinę sveikatą nei jūsų problemas. Taigi, jei kažkas jūsų nekenčia, prisiminkite. Jie galėtų leisti laiką kurdami savo gyvenimą. Vietoj to jie susitelkia į tai, kad būtų nemalonūs. Atrodo, kad tai labiau jų problema nei jūsų. Ir manau, kad Erika tai puikiai supranta. Pažiūrėkite, kaip jie ją myli. Pagalvokite apie tai, kad į internete buvo puolama Candace'ės ir tokių kaip Tuckeris Carlsonas. Apie tai dar pakalbėsime. Vyras, kuris akivaizdžiai buvo geriausias draugas su Charliu Kirku ir panašiai, yra pasirengęs tiesioginę prasme sunaikinti savo žmoną. Taip gėdinga. Bet pažiūrėkite, kaip žmonės iš tikrųjų ją myli ir rūpinasi jį. Tai svarbi akimirka. Myliu jūs, mėlyjeji. Tai svarbi akimirka, nes ji parodė, kad pareiga ištikimybei suteikia gyvenimui prasmę. Ir mes turime melstis už savo priešus ir tuos, kurie jaučiasi, kad jų gyvenimas neturi prasmės. Dabar aš nežinau, kodėl jį taip sakytų, kai pažodžiui žiūrite į vaizdo įrašą tų žmonių, kurie yra lauke, tiesa. Ir kaip Riley Gaines, nežinau, ar visi ją pažįstate, ji yra plaukikė, kuri ten nuėjo, nesu tikra, ar ji yra olimpinė plaukikė. Ji yra profesionali plaukikė ir ji buvo ta, kuri kovojo už translyčių sportininkų teisės. Ji varžėsi su vyru, Lee Tomu, kuris ją nugalėjo, nes buvo vyras. Na, bet kokiu atveju. Ji parašė štai ką. Tu turi per daug laisvo laiko. Jei vidutinio amžiaus akivaizdžiai apvalūs vyrai leidžia gražų šeštadienio rytą protestuodami prieš merginą, kuriai apie 25, sakydami, kad ji turėjo
greičiau plaukti prieš 4 metus, nes nenorėjo, kad vyras būtų persirengimo kambaryje, eikite pas psichoterapeutą. Ir jie, žinote, rodo pirštu į tuos beprotiškus kairiuosius. Na, pažiūrėkite į juos, kurie pasirodė šiame renginyje. Tokie nesveiki. Čia dabar viskas paruošta. Tiesiog, kad visi žinotų. Vanduo yra čia. Bet štai kas svarbiausia, gerai? Daugiau nei šie beprotiški kairieji, kurie, kaip visi žinome, tapo ne tik Turning Point USA, bet ir viso dešiniojo sparno judėjimo priešais, tikrasis priešas šiuo metu dešiniajam judėjimui ir Turning Point USA ir Erikai yra tie žmonės, kurie apsimeta esantys šio judėjimo veidu, tokie kaip Candace Owens ir Tuckeris Carlsonas. Kai supratome, kad ši laida taps mūsų pagrindiniu darbu, supratome, kad mums reikės rėmėjų, bet aš buvau kategoriška. Reklamuosime tik tai, kas yra naudinga mūsų sekėjams. Mes ieškojame įmonių, kurios iš tikrųjų pagerintų jūsų gyvenimą. Ir Chapter buvo vienas iš mūsų pirmųjų pasirinkimų. Jums nereikia, kad aš sakyčiau, jog Medicare yra problemiška ir brangi ir tai mane labai erzina, bet būtent dėl to egzistuoja Chapter. Ir prašau, pasakykite man, kad jau pradėjote jais naudotis, nes jie padeda jums pasirinkti planą, kuris iš tikrųjų jums tinka, o ne tą, kuris naudingas patarėjams. Vartotojai vidutiniškai sutaupo daugiau nei $1100. Skambutis jiems nieko nekainuoja. Tai užtrunka apie 20 minučių ir gali sutaupyti jums ar jūsų artimiesiems daug pinigų ir streso. Taigi paskambinkite Chapter numeriu 61 06 8 03 33 7. Tai yra 610 68 03 337. Ir palaikykite The Pushback, kol tai darote. Turning Point USA žmonės. Moteris, tikrosios konservatorės, nenuvylė. Jos tikrai pasirodė taip, kaip to parodysime, Candace Owens visiškai atsisakė padaryti, kaip ir Tuckeris Carlsonas. Taigi leiskite man dabar labai drąsiai žengti į priekį. Išėjimo knygos, 22 skyrius, 22 eilutė. Jūs neturite skriausti jokios našlės ar našlaičio. Jei juos kaip nors nuskriausite ir jie šauksis manęs, Aš tikrai išgirsiu jų šauksmą ir mano rūstybė užsidegs. Taigi tai vėlgi sako Dana Lash, kita politinė komentatorė, kuri iš tikrųjų turi sveiko proto ir jūs turėtumėte jos paklausyti. Bet ji pradeda, nežinau ar ji pradeda, bet ji sako savo kalbą ir sako, vaikinai, čia tiesiog elementarus Biblijos mokymas. Mes neskriaudžiame našlių. Ir jei jūs apsimetate esąs krikščionis ar kas bebūtumėte ir darote tokią žalą, tai gėda jums. Primenu, Erika pasinaudoja šio įvykiu, kad vaizdo įraše, prie kurio tuoj prieisime, tikiuosi po minutės, visiškai sudraskytų Candace Owens visais įmanomais būdais. Tačiau pats Tuckeris Carlsonas, nuostabusis, piktasis, pražūtingasis vyras, nusprendė, kad jam galima naudoti savo platformą ir pulti Eriką Cook. Primenu, kai Charles Kirkas buvo nužudytas, tuo metu kilo didžiulis skandalas dėl jo, nes jis sakė tikinti žodžio laisvę visais klausimais ir norėjo toliau suteikti platformą Tuckeriui Carlsonui, nes Tuckeris Carlsonas buvo jo draugas. Ir tuo metu Tuckeris Carlsonas iš tikrųjų pradėjo keistis. Buvo visai aiškiau, kad jis vis labiau ir labiau keičiasi. Ir žmonės darė didelį spaudimą Charlie Kirkui, kad jis nesuteikti jam platformos, nes jie tikėjo, kaip dabar akivaizdžiai matome, kad tai nėra žmogus, kuris demonstruoja ar atstovauja tikrai dešiniajam judėjimui. Tai yra žmogus, kuris daro kažką labai pavojingo, pavyzdžiui, skatina šariato teisę, sakydamas, kad Charles Kirkas buvo prieš save patį. Pažiūrėkite, kaip šis vaikinas, kurį Charles Kirkas paskutinėmis dienomis prieš nužudymą palaikė ir gynė. Pažiūrėkite, kaip jis gina savo žmoną. Tai yra surežisuota ir jums neleidžiama užduoti klausimų apie tai. O jei vis dėlto užduodate, jūs puolate gedinčią našlę. Ir vėlgi, kada Jackie jau kada nors sakė, nustokite kištis, sustokite. Nustokite aiškintis, kas nužudė mano vyrą. Niekada. Taip nebūna. Ir beje, taip žmonės neliūdi. Atsimenu, kai mirė mano tėtis. Mano mama iškart nusipirko auksinį blizgantį kelnių kostiumą, pradėjo nešiotis bengališkas sukneles ir pardavinėti marškinėlius. Ir mano draugai klausė, Jimmy, kas tavo mamai? Aš sakiau, ji liūdi. Tai aš tiesiog paliksiu tai čia. Čia yra Jimmy's Doras, kuris yra nemalonus žmogus, kaip turbūt galite suprasti, ir kuris nusprendžia, kad jis yra tas, kuris geriausiai išmano apie gedėjimą. Tai jis. Tai pasaulio ekspertas gedėjimo klausimais. Niekas geriau nežino, kaip reikia gedėti, nei Jimmy's Doras. Ir jis turi teisę eiti ir kritikuoti bet kurią gedinčią našlę dėl to, kaip jie elgėsi. Žiūrėkite, aš nesakysiu, kad nebuvo keista, jog jį vilkėjo blizgančias kelnes. Ir nėra keista, kad jie taip greitai perėmė savo pareigas. Tai šiek tiek kelia nepatogumų. Bet aš žinau, kad kiekvienas žmogus gėdi savaip. Ir aišku, kad Erikos Kirk gedėjimo būdas yra sakyti, aš neleisiu Charliui mirti, nei jo dvasiai, nei jo misijai, todėl aš viską tam paskirsiu. Ar tai tam tikra neigimo forma? Nežinau, galbūt, bet taip jis su tuo tvarkosi. Dabar tai vyksta Tuckerio Carlsono laidoje ir jis tiesiog nereaguoja. Jis tiesiog įstyli, kai jis sako šios bjaurius komentarus apie Eriką Cook. Ir tai tiesiog priminimas, su kuo mes turime reikalų, nes žmonės, su kuriais susidurime šioje situacijoje, yra bepročiai.
Taigi tikroji šio vaizdo įrašo priežastis, kaip jums visiems priminsiu, yra ta, kad iš esmės Candace Owens teigia, jog Erika neturi teisės vadovauti Turning Point USA. Kad ji meluoja, kad Charles nenorėjo, jog ji būtų paskirta Turning Point USA lyderė, kad tai yra katastrofa. Ar Erika Cook turi gebėjimų ir įgūdžių vadovauti Turning Point USA? Iš tikrųjų nežinau. Sąžiningai, tai ne mano reikalas. Bet jei Charles Kirkas būtų pasakęs, kad ji turėtų būti ta, kuri vadovautų, tai sugriauna visas Candace teorijas, kad jis to nepadarė, kad ji meluoja ir manipuliuoja. Bet kokiu atveju paliksiu jums patiems nuspręsti, ar Charles Kirkas manė, kad Erika turėtų būti paskirta lyderė, ar Erika tiesiog tai sugalvojo, nes ji trokšta valdžios ir galbūt planavo Charlio nužudimą. Svarbiausi santykiai jūsų gyvenime yra tie, kuriuos turite su savo viešpačiu ir gelbėtoju Jėzumi Kristumi. Jo aistra buvo mano aistra, o dabar jo misija yra mano misija. Jei man kas nors atsitiktų, paskiriu savo žmoną vadovauti Turning Point USA. Erika puikiai susitvarkytų su šiuo darbu. Svarbiausias santykis. Štai ir viskas, mano draugai. Tai tiesioginė prasme yra čia pat. Aš prieš kamerą žmonių akivaizdoje paskiriu savo žmoną Eriką Cook vadovauti Turning Point USA. Manau, jį puikiai susitvarkytų su šiuo darbu. Štai, padaryta. Paprasta, lengva, štai faktas. Bet štai kas yra su Candace Owens ir Tucker Carlson sūnų. Jie neprekiauja faktais. Jie prekiauja sąmokslo teorijomis. Kaip parašė Setas Dilonas, vienas iš Babylon Bee savininkų, įrodymai nieko nereiškia melagiams, kurie ją kankina dėl pragyvenimo. Jie sakys, kad tai buvo pokštas, stipriai suklastota ar sukurta dirbtiniu intelektu, arba kad tai suteikė jai motyvą. Turi domėtis tiesa, kad įrodymai tave įtikintų. Ir nemanau, kad kada nors esame matę aiškesnę pavyzdžio žmonių, kuriems nerūpi tiesa, nei Candace ir Tuckeriai šiame pasaulyje. O Erika, kuri akivaizdžiai tiki tiesa, tiesiog nepasiduoda. Ir štai per šį didelį renginį jie padarė kažką didžiulio, kas man be galo patiko. Akivaizdu, kad renginyje buvo ir kitų puikių akimirkų, kai jie kritikavo kairiuosius ir priminė žmonėms, kaip tai svarbu. Tačiau pagrindinis dalykas, kuris čia įvyko, buvo tas, kad ją apkaltino palaikant pedofilus, į ką jos atsakymas internete sukėlė reakciją gerai. Ji tarsi sako, gerai, jūs visi išprotėję. Bet dar svarbiau, ji vėl pateikė faktą, kuris paneigė Candace teiginius. Dabar vėlgi, ar tie bepročiai, kurie vis dar klauso Candace, domėsis faktais? Ne, jiems nerūpi. Jie nesirūpina, jie niekada nesirūpėjo. Nes jei jiems rūpėtų faktai, jie būtų labai greitai pastebėję tą patį, ką ir mes. Kad Candy Owens yra visiška melagė ir ji viską daro tik dėl peržiūrų. Ir žinoma, tai jau prasidėjo. Viskas yra dirbtinio intelekto sukurta ir taip toliau, visas tas absurdas. Bet ką mes aiškiai žinome, ką visi galime matyti čia. Charles norėjo, kad jo žmona, kurią jis be galo mylėjo, būtų ta, kuri vadovautų Turning Point USA. Ar jis buvo teisus? Ar jis klydo? Gerai, to jis norėjo. Todėl mes tai gerbėme, nes tai buvo Charlio Kirko reikalas. Tai buvo Charlio Kirko gyvenimo misija. Tai buvo jo organizacija. Todėl ką jis nusprendžia, tas ir bus. Ir Erikai pasisekė, nes jis jai suteikė gyvenimo misiją, už kurią jie gali kovoti ir tęsti. Ar jie liks šiose pareigose amžinai? Kas žino? Ar jai reikia toliau kovoti su dešiniaisiais, kurie griauna dešinę, o ne su kairiaisiais, kurie tiesiog akivaizdžiai yra bepročiai? Taip jai reikia. Ir aš tikiu, kad ji tai ir toliau darys. Taigi dėkoju Jums už dėmesį šiam klausimui ir tiesiog priminimas visiems mūsų žiūrovams, tiesa nugalės ir Dievas yra didis. Ir niekas mūsų nesustabdys, jei išmoksime atsilaikyti.